tamsa. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, nei jie sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpešių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, nei Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydi, rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažaateityje? Todėl nesisielaukite ir neklausinėkite, ką valgysime arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų laikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas jau žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi, nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Garbė tau, Viešpatie, garbė tau. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Įdomus tokie šiandienos Evangelijoje palyginimai. Žmogus lyginamas su paukščiu arba su lauko gėle, su kokiomis tai žolėmis, kurioms pasirodo nereikia rūpintis nei maistu, Dievas siunčia duoda, nei drabužių, nes kiekviena iš tų gėlių gražesnė yra už Saliamono visas puošmenas ir visus audinius, kokius jis tai galėjo sau leisti, būdamas karaliumi. Tai nereiškia, kad mes neturime rūpintis niekuo. Taip ir pasakyta. Dievas, dangiškasis tėvas, jau žino, kad viso to jums reikia. Mes be to tiesiog net neišgyvensim. Be maisto liksim be jėgų. Be drabužių taip patgi negalim vaikščioti. Bent jau kol gyvenam visuomeniai, o ne kažkur atsiskyrę nuo pasaulio vieni ir mūsų niekas nemato. Bet viso to pirmiausia ieško pagonys. O argi mes neieškom maisto ir drabužių? Bet pagonys neieško to, kas reikalinga ir apie ką primena šitie palyginimai. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai tikrai bus pridėta jums. Ir čia yra labai didelis skirtumas. Ieškoti Dievo karalystės, jo teisybės. Ieškoti savo gyvenime Dievo, jam rengti vietą, kad jis galėtų būti mano gyvenime, o ir tas gyvenimas yra jo dovana. Ir tada tikrai Dievas pridės viso, ko mums reikia. Lygiai taip pat yra apaštalų mąstymai. Šiandien švenčiam pirmųjų
mąstom, na reikia eiti skelbti Evangeliją, bet tai ką aš ten valgysiu, nuėjęs į tą miestą, kaip ten pažįstamų, kur gyvensiu, neturiu pinigų, neturiu pas ką kreiptis, nežinau, ką man daryti tokioj situacijoj, tai gal neverta dabar eiti, gal dar palauksiu paskui ir taip toliau. Bet jie ėjo, skelbė, nežiūrint tai, kad net žinojo, kad juos ten pasitiks nebūtinai draugiškai, juos galėjo sumušti, o neretai taip ir būdavo, iš jų galėjo juoktis, pažeminti, tiesiog išvaryti lauk. Bet jie vis tiek ėjo. Nes jeigu taip logiškai mąstant, žemiškai, tai kaipgi dabar taip mes neįsim, vis tiek nieko nepavyks. Vis tiek mums kaip ir jau kelis kartus buvo prieš tai. Tai gal neįtam, gal palaukim, gal kitaip nors sugalvojam. Ne, jie ėjo, ryžosi tam. Ir štai Dievas parūpino jiems visko, ko jiems reikia. Kiekvienam savo. Iš tikrųjų mes nemokam kažkaip tai sunku mums suvokti ir suderinti tuos du dalykus, tą rūpestį maistu, drabužiu ir visų to, tą materialinę tą pusę, kažkaip tai mes nemokam paversti, atiduoti į Dievo rankas. Taip, mes patys turime dirbti, negulėti ant sofos ir laukti, kad Dievas dabar ten iš dangaus atsivėlusiu nuleis mums visko, ko mums reikia. Ne, bet pavesti jam. Viešpatie, tu žinai, man ne tai yra svarbiausia. Aš rūpinusi tuo tik tam, kad turėčiau jėgų gyventi su tavimi, šlovinti tave, skelbti tave. Taigi, ieškoti Dievo karalystės, jo teisybės. Ir visą kitą pridės Dievas. Nes tikrai žino, kad tai yra svarbiau, tai reikalingiau. Ir tada duos ir maisto, ir viso, ko reikia. Ir dar mes paprastai, norėdami kažko, tai iš tos materialinės pusės mums reikia ne tiek patenkinti tai, ko mums reikia būtino kiekio kažkokio tai. O mes paprastai norime komforto daug ir tiek, kad ir dažnai sustojame, negalim pasakyti kiek. Daug. Kad nesibaigtų. Ir štai tada išeina, kad mes ieškodami to komforto ir kitokių, štai tokio lygio dalykų, mums jie tada tampa pagrindiniais. Ir tada tikrai nėra laiko, nėra kur ten smegenyse, galvoj, mintyse savo dar rasti vietos dangaus karalystės paieškoms. Tiek reikia visko dabar man čia padaryti, kad aš tikrai neturiu laiko niekam kitam. Ir štai mes čia suklumpam. Mes nemokam pavesti Dievui tų mūsų reikalų ir nemokam tenkintis tuo, kiek reikia. Ir tada būtų viskas gerai. Bet mes norim ne tiek, kiek reikia, o tiek, kiek norim. O norim tiek, o nežinai. Neišpasakysi žodžiais, kiek mes norim. Štai švęsdami apaštalų Petro ir Pauliaus minėjimą, prisiminkim jų kelią. Štai Petras buvo paprastas žvejys iš Galilėjos. Jėzus pasakė, sek paskui mane. Ir aš padarysiu tave žmonių žvejai, žmonių gaudytojais. Gaudė žvejų ir žuvis, o žmonės gaudėsi. Jis buvo artimiausių mokinių tarpe. Artimiausių. Matė stebuklus net tuo metu, kada Jėzus atsimainė Taboro kalne. Jis taip pat buvo tarp tų pakviestų, reiškia kažkiek išskirtų mokinių. Ten tik 3 buvo iš jų, ne visi 12. Tačiau pažino jisai savo silpnumą. Nežiūrint į tai, kad tiek arti viešpaties, tiek jam buvo patikėta tokių slėpinių, kurių paprasti
artimiausiu laiku, kada reiktų likti ištikimam. Kada kaip tik mes suprantame, visi tokiais momentais yra kaip tik patikrinama draugystė, bent jau. O ne tik, kad ištikimybė kažkokia tai, bent jau draugystė. Kada man sunku, va tada ir aš pamatysiu, tai tu draugas man ar ne, kai lengva, kai gera, pasidžiaugti, pašelti, kai visko turiu pasidaryti, draugų aplinkui yra, kada man sunku, o kada aš paliktas visų, o kada man reikalinga pagalba, va tada ir pažinsi tikrą draugą. Ir štai Petras tuo metu išsižada jį. Ir ne vieną kartą. Čia irgi labai svarbu yra, kartais nepagalvoja aktyviai. O paskui galvoja, ne taip turi būti. Kitą kartą aš kitaip pasielgsiu. O čia 3 kartus. Ir ne kas vieną minutę, o tam tikras laikas praėjo, ta naktis, tas vakaras, visas. Vieną kartą išsižadėjau, po kiek laiko, jau kitoje vietoje vėl sako, taip, tu turbūt su šituo, su Jėzumi, o ten draugauji. Ne, ką jūs, aš nepažįstu jo, pirmą kartą girdžiu, ką jūs išneka. Ir paskui dar kartą. Tačiau ne taip, nepagalvojęs, kad jis išsižadėjo sąmoningai. Ir kada Dievas davė jam patirti tokį savo silpnumą, štai pagaliau Jėzus pasitinka, jis susitinka jį po prisikėlimo ir klausia, ar myli mane? Ir 3 kartus išgirsta taip, viešpatie, aš myliu tave, tu žinai. Apaštalas Paulius visai kitoks žmogus, išsilavinęs, nežvejys paprastas, kur ten nežinia skaityti mokėjo. Išsilavinęs, šventai raštai pažinojo. Maža to, jis manė, kad tarnauja Dievui, vykdo Dievo valią, persekiodamas Jėzaus mokinius, krikščionis. Bet ir tokį viešpats pakviečia eiti, paskui jį būti su juo, Paulius atsiverčia. Ir štai mes matom jo veiklos, vėlesnės veiklos vaisius, kiek bendruomenių yra įsteigta, įkurta, kiek tekstų parašyta. Pusė Naujojo Testamento knygų arba tekstų maždaug tai yra Pauliaus laiškai. Juos skaito. Taigi, jisai ištarė tuos žodžius, kurie tapo tokia jau vos ne gairė krikščionims, kurią mes kartuojam, norėdami, kad ir mums būtų taip, kaip Paulius pasakė, jo žodžiai buvo, jau ne aš gyvenu, o Kristus gyvena manyje. Mat, kaip kiekvienam iš mūsų tai būtų. Mes tikintieji galime pamatyti savyje ir Petro savybių, ir tas uolumas toks jo, kur ko paklausė, tai jis pirmas visada pasišauna atsakyti, bet ir tą jo silpnumą. Ir taip pat Pauliaus tą degančią širdį skelbti Jėzų ir pakeisti tiek savo gyvenimą, kad iš vieno krašto į kitą. Abu apaštalai atsidavė Dievui iki mirties. Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva Romoje. Paulius buvo nukirsdintas. Mes jau ne kartą kalbėjau, kodėl taip. Kadangi Paulius buvo Romos pilietis ir turėjo tada, jeigu jau paskirta tokia bausmė, mirties bausmė, atitinkamai ją įvykdyti. O Petras nebuvo
sumaišties, netikrumo. Nors turbūt kiekviena karta tai pasakytų. Palyginus su praėjusiamis, kartais mėgstam tai pasakyti, kad, mūsų laikais dar ten buvo dabar tai jau visai. Ir taip turbūt kiekvieną kartą per visą žmonijos istoriją, lyginant sekančią kartą, sekantį tą gyvenimo etapą, mes vis galvojam, kad kažkada tai buvo geriau, o dabar vis blogyn ir blogyn, bet pasirodo, kad visą laiką taip ir pasako kiekvieną kartą. Taigi ir mes sakom, kad mūsų laikmetis, mūsų laikas, kuomet mes gyvenam, mums yra, o mes šito laikmečio vaikais, mums yra su tais iššūkiais, mums skirtais ir išbandymais, ir tais netikrumais, ir sumaištimi, ir visko, kas skirta mūsų laikams. Tai Petro ir Pauliaus pavyzdžiai, kaip ir kitų apaštalų, primena, laikykimės tvirtai, laikykimės Dievo, tvirtai laikykime savo tikėjimą. Rūpinkimės ne tik tuo, kas mums ir taip Dievas žino jau reikalinga, bet ieškokime dangaus karalystės ir tada mums duota bus. Tai kartais ne tiek, kiek norim, bet kiek reikia tikrai bus. Ir išgyvensim, ir nenumirsim nei iš bado, nei iš ko. O duos Dievas